Ralio lenktynininkas Rokas Lipeikis sezoną baigė iškovojęs dar vieną svarbų titulą. Daugkartinis Lietuvos čempionas pirmą kartą tapo Šiaurės Europos zonos ralio nugalėtoju. Draugė su šturmane dukra Inga panevėžietis paskutinėme šio sezono etape Saremos ralyje finišavo 9, tačiau šio rezultato pakako, kad taptų čempionu. Aš pernai buvau pareiškęs, kad baigiau automobilių sportą, bet šiemet, taip sakant, jaunystė įveikė mano konservatyvumą, įkalbėjo Inga pabandyti sudalyvauti plačiau užsienyje organizuojamose ir tarptautinėse varžybose. Ir iš pradžių atrodė, kad tai nelabai realu, bet rezultatai metų gale parodė, kad kai labai nori, iš tikrųjų yra viskas įmanoma. Anot lenktynininkų, už pergalę lietuvių ekipažas turėtų dėkoti ir likimui, nes Saremos ralis jiems galėjo baigtis tragiškai. Mechanikai padarė klaidą, neužsuko benzino bako, man važiuojant greičio ruožė benzino bakas atsidarė, kaip žinia, jis yra mašinos viduje. Benzinas išsilieja į vidų, kadangi nėra mašina hermetiška, ypač mano automobilis gan senas, tai jame pilna dugne skylių. Visas tas benzinas pakliuvo ant iki raudonumo įkaitusios išmetimo sistemos. Nežinau, matyt, likimas buvo mums labai palankus, mes neužsidegėm, nesusprogom. Šis sezonas Lipeikių šeimynai buvo labai sėkmingas. Jie taip pat triumfavo Lietuvos čempionate, o Baltijos šalių pirmenybėse ir Latvijos čempionate finišavo antri. Tačiau apie ateitį vienas garsiausių Lietuvos lenktynininkų kol kas negalvoja. Tikrai labai sunkus buvo sezonas, nepykit, nieko nepasakysiu, nes aš jau gaunuosi kaip turgaus bobutė, sakau, nebevažiuosiu, bet įvažiuoju, tai gal nieko dabar nesakysiu, iš tikrųjų ir šiek tiek pamastysim.